Sveiki stovyklautojai! Šiandien jau 5. stovyklos diena, kurią apžvelgs broliai Varkaliai. Sveiki, sveikinamės iš organizacijų mugės. Šiandien pilna visokių veiklų ir daug suvažiavo kitų organizacijų. Matom ir iš kariuomenės, ir iš policijos, ir Akrojo centras atvažiavęs, ir dar daug visokių kitų veiklų. Tai einam pakalbinsim žmonės, pažiūrėsim, kaip čia sekas, kas per organizacijos atvyko. Sveikas, broli, ar sunkiai kvėpuoti? Nėra labai sunkiai. O galėtum 20 km žygį su tokia nueiti? Dėl šito tai abejoju. Šventinu tave į reporterius. Tai sveikinasi su Stanislavu ir jis yra atstovas iš etnosport. Ar galėtum tu man papasakoti, kas tas etnosportas yra? Žinok, pats nežinau. Va čia atvykau ir sužinau, kad tai yra ir ristynės, įsivaizduoju ir ribka, prieš tai galvoju tik tai kojukai. Tai va, o jeigu rimtai, tai taip, čia yra tradiciniai liaudės žaidimai. O kuris mėgstamiausias yra tavo etnosporto sportas? Čia žiūrint kokią nuotaiką. Jeigu norisi biškį agresijos, tai ristynės. Jeigu norisi socialumo, bendravimo, tai komandiniai žaidimai, tokie kaip ribka, muštukas, skila. Sveikas, Deividai, kaip sekasi? Labai gerai. Pozityviai nusteikęs, duodu kraują, palengvėjau. Palengvėjai? Sesė, gal galėtum man papasakoti, ką veiksi šiam žaidime? Tai slėpsim ir bėgsim su knygom. O kokią strategiją turi? Turiu didelį diržą ir va jau net paslėpiau vieną knygą. Pasiruošęs gaudyti visus knygnešius? Aš mergina, bet taip. Visiškai nesimato, taip užsimaskavęs, aš netgi maniau, kad tu medis esi. Jo, aš to ir siekiau. Aš tikiuosi, kad manęs nematys knygnešiai ir galėsiu juos užpulti iš pasalų, atimti visas knygas ir kuo daugiau knygų surinkti. Nemano. Tave? Nemano, aš prisiekiu, nemano. Kas tai kas? Ar daug traumų šitam žaidime? Nu įvairiai. Žaidimas ką tik prasidėjo, tai kaip sakant, veiksmas prasideda. Tai va, tai jau turim porą, kur pleistriukų reikėjo padėti, va, čia mergaitė įkando. Tai laukiam, manau, čia dar ne viskas. Įkando žandarai? Taip, maži. Maži žandarai. O rado knygą? Ne. Supratau, tai puikiai tada slepi ir net nesvarbu tas skausmas. Čia tavo gal taktika tokia buvo, nueiti į medpunktą ir tada nunešti tiesiai į bažnyčią? Būtų gera taktika. Tai gal ir kitą kartą reikės naudoti? Gal. Justina, kas laimėjo šį žaidimą? Ar žandarai, ar knygnešiai? Jeigu pasakysiu draugystę, tikriausiai mane visi nubauduos. O tai draugystė, kad susitaikė ir nebeieško žandarai knygų jau, ne? Ir gali visi laisvas žodis. Jo, dabar visas knygos atneštas,
Manau, kad ir žandarai. Girdėjau, kad kai kurie perėjo į gerąją pusę. Va čia, manau, ir svarbiausia. Taip. Lietuviškas žodis gyvas. Pasitaisysiu, gal geriau atrodysiu truputį. Baigtų normaliai, ne, užsidėk, tik pavanik be savo kepurės. Geriau atrodo. Geriau daug palaikysiu, aš užsidėsiu 2 geriau. Kažkokia vis tiek man nelabai patogi šitą. Gerai, manau, teks. Ir vėl čia tą žaidimą žaisti. Knygnešiai, kiekvienas metas galėtų kažką naujo sugalvoti. Eik, tu geras gi tas žaidimas, taigi pabėgiosim, pažaisim, gi čia viskas normaliai bus. Nu, gal ir tiesą sakai. Nu, čia vis tiek programėje labai stengiasi, žinai. Ai, blemba. Ką beveiki tu? Ai, nežinau, aš tai būčiau kitaip čia organizavęs viską truputį. Man atrodo, čia reikėtų daugiau programos elementų įdėti visokiausių. Ne, nu matai, man tai pastoviai stovykloje, aš visų pareigom, dabar tiesiog vaikus atsivežiau ir man tai iš viso labai gerai dabar čia. Nu, gal ir tas, aš irgi kitą kartą vaiką atsivesiu ir nieko nebeveiksiu čia, nežinai. Atsėsiu į savo krėslavą, žiūrėk, kiek daug vaikų čia reikia ir mano saviškai leistim tą tanką. Šiaip namo parsivešiu tokį tanką, bet tokio didelio kiemo neturiu, o pas tavęs skautų slėnė tai tiktų toksai, manau. Jo, aš dar turiu priekabą, aš galvoju, gal prie traktoriaus visai tiktų pastatyti ją ir būtų visai tiktų, ten vaikai pažaisti. Sirena eina į žaidimą, vis tiek man čia dirbti reikia, ne atostogauti, atvažiavau nusdarė, pasakiau, kad atostogas pasiėmu. Aš tai liksiu, aš tai čia nieko nedarysiu, aš daiktus pasidėliosiu ir... Aš tavęs nebekirčiau, Janai, tu man nebeįdomu. Tai ate, dainiau. Visi su nekantrumu laukia, koks dienos iššūkis. Man irgi įdomu pamatyti. Žiūrėkite ekranuose. Nauja diena, naujas iššūkis. Sesė Živilė mums ištrauks jį ir perskaitys garsiai. Šios dienos kriminalai išvirs skautų pasavyklį. Iššūkis Dėmesys į ekranus. Surišti 5 mazgus. Na, skautas kiekvienas turi žinoti keletą mazgų, bet ar pavyks 5 surišti mazgus, štai čia ir didysis klausimas. Šiandien sveikinamės su Šakšinio pastovyklės viršininkė Vytė ir Šakšinio pastovyklės komendantė Ieva. Jos šiandien pasiryžo priimti jūsų mestą iššūkį, o iššūkis labai paprastas. Tai reikės surišti 5 skautiškus mazgus. Oi, Jėzus. Gerai? Tikiuosi mazgus prisimenat ir nebus sunkiai užduoti. Tikrasis. Taip. Čia irgi tikrasis mazgas. Vienas yra. Gerai. Piemens. Tai. Draugystės mazgas. Draugystės. Jau 3. Aš dar žinau. Žvejo mazgas. Žvejo mazgas, taip, 2. Žvejo mazgas. Gerai, kiek jūs rišai? 4. Aš išneku. Audėjo mazgas. Gerai. Vytė 3? Taip. Tai noriu surišti justelio mazgą. Justelio mazgas. Turim policininko pilvas. Labai gerai. Čia yra justelio mazgas. O kam jis naudojamas? Jis naudojamas prie kuolo pritvirtinti atotampą. Justelio mazgas. Ermino? Taip. Ermino mazgas. Gelbim. Galima negelbėt. Super, Ieva 5, Vytė, kelintas mazgas buvo? Gal net 6. Ne. 4. Pasimečiau. Galim vieną ekstra nufilmuoti. Gerai, ar galiu prieiti prie medžio tą mazgą? Galite. Medkirčio mazgas. Ko jūs pakartokit? Medkirčio. Super, manau, visi 5 mazgai yra tiek pas Vytę, tiek pas Ievą. Jos tikrai įrodė, kad žino 5 mazgus, net ne 4, net ne 3, ne 2, ne 1, bet žino. Tikros ir skautės, Ieva ir Vytė, ačiū Jums. Pasigrožėkite vaizdais iš jūroje žuvusių minėjimo.